Sveiki. Šio lauko tyrimo tema yra derybos. Derybos būna įvairių rūšių. Nuo karų, derybų dėl taikos iki paprasčiausių materialinės naudos derybų. Kaip praktinį pavyzdį šiandieną turime 7-ąjį KTU bendrabutį ir jo gyventojus kamuojančią problemą, tai elektros lempučių dingimą. Štai esame 7-ame bendrabutyje ir patys tikriname, ar gandai apie dingusias dušų lemputes yra teisingi. Štai, kaip matote, duše nedega nei viena lemputė. Tai, kaip matom, pirmame duše nedega nei viena lemputė. Tačiau ar situacija geresnė yra antrame duše, tuoj pažiūrėsime. Kaip matome, iš 3 lempučių dega tik viena. Taigi, apie šią problemą mums daugiau galėtų papasakoti 7-ojo bendrabučio seniūnas. Taigi, pakalbinsime jį. Kalbiname 7-ojo bendrabučio seniūną. Ponas seniūne, prašome, pakomentuokite situaciją šiandieninę 7-ojo bendrabučio dušuose. Šiuo metu 7-ame bendrabutyje iš 4 dušų elektra yra tik viename. Todėl visi mes turim naudotis bendrų dušų. Taigi, ar jūs kreipėtės į administratorę dėl šios problemos? Taip, aš kreipiausi į administratorę gruodžio 2 dieną, kai 3 dušo kabinoje dingo šviesa. Administratorė buvo pažadėjusi suteikti elektros lempučių kuo galima greičiau. Tačiau vėliau jį pranešė, kad šiuo metu bendrabučio atstovybė neturi papildomų elektros lempučių, todėl kol kas turime visi pakentėti ir naudotis vienu dušu. Taigi ganėtinai senai pranešėte apie tai. Ar kaip manote, ar dar ilgai vyks šios derybos su bendrabučio administratorė? Nežinau, kaip seniūnas aš stengiuosi parūpinti šviesą kuo greičiau, nes vis tiek tai sukelia daug nepatogumų ir mes visi norime turėti visus dušus veikiančius. Dar vienas klausimas. Kiek šiame aukšte yra gyventojų? Šiuo metu šiame bendrabutyje gyvena 32 gyventojai. Ir visi jie turi naudotis vienu dušu. Taip, būtent. Kaip matome, situacija yra tikrai prasta. Taigi, matome, kaip vienas žmogus įėjo į dušą. Bandysime jį pakalbinti. Pone, ar galėtume užduoti jums keletą klausimų? Taip, prašau. Kaip jaučiatės dėl šios situacijos 7-ojo bendrabučio dušuose? Blogai jaučiuosi. Lempučių nėra, esu priverstas praustis. Tamsoj, pasišviečiu telefoną. O ar pagalvojate, kas būtų, jeigu staiga išsikrautų jūsų telefono baterija? Dažnai apie tai pagalvoju. Manau, prausčiausi tamsoje. Kaip jaustumėtės, jeigu staiga įsijungtų šviesa? Tai būtų lyg saulė danguje. Ačiū jums už atsakymus. Kalbiname kitą nukentėjusį. Taigi, kada paskutinį kartą maudėtės duše? Šiandien ir taip. Ar buvo šviesa tame duše? Taip. Kaip jums pavyko gauti dušą, kuriame buvo šviesa? Reikia keltis labai anksti. Dabar, kai yra labai anksti, tai dar anksčiau. Turit pažinčių. Aišku, kiekvienas turi savo sistemą. Ar būna eilės į tą dušą? Kai visi miega, nebūna. O tarkim, ryte, kai visi keliasi prieš paskaitas, ar didelis eilės būna tame duše? Nemačiau, aš jau būnu nusimaudęs. Aišku, ar jūs asmeniškai bandėte ką nors pakeisti dėl situacijos, kad iš 4 dušų dega šviesa tik viename? Taip. Ką konkrečiai jūs darėte? Įsukau lemputę viename duše. Kada paskutinį kartą maudytis duše? Šiandien. Ar buvo jame šviesa? Viename taip. O ar žinojote, kad iš 4 dušų šviesa dega tik viename? Taip žinojau. Kaip manote, kas kaltas dėl šios problemos? Manyčiau, kad bendrabučio administratorė. Ar esate bandę imtis kažkokių individualių priemonių, kad pataisytumėte šią problemą? Ne. Ačiū už atsakymus. Prašom. Ar galime jūsų paklausti kelių klausimų? Taip, galiu.
Taigi, kada paskutinį kartą maudytis duše? Vakar. Ar tada buvo šviesa? Nebuvo. Tai buvo viename, bet ne visuose. Taigi, kaip žinote, iš 4 dušų šviesa dega tik viename. Kaip manote, kas yra šios problemos kaltininkas? Šios problemos kaltininkas, mano manimu, yra tie, kurie pašalinas lemputes iš dušų. Ar jūs bet nutuokėte, kas tai daro? Manau, kad tu. Taigi, gruodžio 3 dieną užgeso ir 3 dušų šviesa 7 bendrabutyje. Pasidomėjome šią problemą, atlikome tyrimą ir apklausėme 32 respondentus. Dauguma jų mano, kad problemos sprendimas būtų kreiptis į Kauno technologijos universiteto studentų atstovybę dėl lėšų naujoms lemputėmis. Taigi, ir vėl užvirs derybos dėl pinigų.